Mindaugai, dalyvavai pirmoje treniruotėje, kokie įspūdžiai? Kad teigiami, kaip visada, tokia smagi treniruotė lauke, smagu sugrįžti tą rinktinės ritmą, susimatyti su pažįstamais ir tik tai geri, kaip ir visada. Sezoną klubinį baigiai pakankamai anksti, bet kiek teko girdėti, rankų sudėjęs nesėdėjai ir pliažuosi negulinėjai. Vis tiek sportavai. Kaip įvertintum savo sportinę formą? Ta sportinė forma turbūt aikštelėje ir nėra pati geriausia dabar, bet to ir nereikia. Tiesiog vis tiek laisvus nuo sezono metu bandai patobulinti, ko trūksta galbūt fizinė prasme ir tas galbūt smulkias traumelės įsigydyti. Ir turėjau savaitę po sezono, tokia, sakyčiau, visiškai tokia pasyvesnio poilsio, vėliau teko skristi ir į Ameriką ir tenais dirbti. Ta forma, kaip ir sakau, galbūt aikštelė nėra pati geriausia, tačiau fiziškai jaučiuosi gerai. Bet rytoj jau galėsi pabandyti save ir aikštelę, ar ne, iš ryto? Jo, iš tikrųjų jau aikštelės jau ir visai norisi. Praėjo tikrai nuo paskutinių varžybų geros 3 savaitės ir tikrai būtų smagu išmėginti save ir aikštelėje. Pagaliau tai ir padarysim, džiaugiuosi sugrįžęs.